Ji nori pasakyti, kad mes, mokytojai, prieš pirmą pasirodymą irgi nerimaujam. Tu klaunas profesionalas? Tu profesionalas? Marisa, nekreip dėmesio. Jis susinervinus. Marisa, viskas bus gerai. Kur Luhana? Luhi sakė, kad liks mokyklai, nes prastai jaučias, mieloji. Vargšelė. Tau nieko nesakė? Nieko. Gerai, treniruokitės toliau, viskas bus gerai. Kodėl nervinėsi, jei įsidainavosi minioms? Niekaip nesuprantu. Aš nesinervinu, Laura. Tai kas tau daros? Luhana. Nežinau, man sunku patikėti tuo, ką mama pasakė. Vakar nėjo į vakarėlį, šiandien čia netėjo, dedas keisti dalykai. Luhana. Sveika. Labas. Jei pas Marką atėjai, tai pakviesiu. Ne, norėjau su tavim pasikalbėti. Kas nors pasikeitė? Taip. Labai didžiuojasi, galėdamas atidaryti šį turnyrą. Jis ne tik puikios mūsų jaunimo sportinės formos ženklas, bet ir gyvenimo būdas. Kaip sakė mūsų protėviai graikai, sveika siela, sveikame kūne. Pavarė. Man visai nepatinka tėvo pana. Visai nieko, žiūrėk, kokie akiniai, kokia skarelė. Visai nieko. Tomai, ką tu pasakysi? Į ką žiūrė? Į Pilarą. Mergaitės, tik nesinervinkit. Puikiai atrodot. Tu pati nervinės, mama, liaukis. Ne, mažutė. Kur Valteris dingo? Sakė, kad eina paskambinti ir to grįžk. Nesirūpinkit, jei negrįž, darysim, ką jis sakė. Eisim jų triuškint. Kągi, baigęs įžanginę kalbą, norėčiau pristatyti mūsų stulbinančią šokėjų grupę. Paplokime joms. Kodėl nesiveši, paliksi vieną? Man širdis plyšta pagalvojus, kad reikia skirti su Marku. Bet jam geriau būti toli nuo mamos. Jis nori būti šalia, kai jie atsigaus. Luhana, Silvija, gali neatsigauti 3, 10 ar net 20 metų. Negaliu liepti Markui gyventi, laukiant tos akimirkos. Jis nori būti prie jos. Kodėl jam neleidė? Ir sveika būdama pakankamai jam gyvenimą apkartino. Būtų neteisinga, jei Markui motinos lyga taptų našta. Aš noriu Markui gero. Jam bus sunku suprasti. Pats žinai. Taip. Tikriausiai jam atrodys, kad aš jį palikau, bet iš tikrųjų tik nuimsiu jam nuo pečių naštą. Markas turi likti čia ir gyventi savo gyvenimą šitoje mokykloje su savo draugais. Kaip tu jam pasakysi? Nebus lengva. Todėl atėjau su tavim pasikalbėti. Padėk man įtikinti Marką. Kuo žadat mane įtikinti? Elitas laimės! Elitas laimės! Elitas laimės!
Vaikinai, kas jums darosi? Dar nesupratot? Tas Bustamantis šviesiaplaukis pats stipriausias, reikia jo atsikratyti. Pribaikim jį. Einam. Ar gerai jautiesi, Pablai? Ne, mane pribaigė. Mačiau, suraiškė. Kaip jautiesi? Viskas gerai? Kas čia gero? Palaukit. Nepridirbkit dar daugiau. Kas atsitiko, vaikinai? Kas čia darosi? Matei? Jį tyčia primušė. Aš primušiau. Aš jo net nepaliečiau. Jis apsimeta. Nemeluok. Nieko nemačiau. Žaiskim toliau. Jei skauda, eik iš aikštelės. Gal jį tikrai sužeidė, nežinau. Bustamante, neapsimetinėkite, stokitės. Mane primušė. Tikrai primušė. Liaukitės. Argi nesuprantat, kad galim pralaimėti? O tu nematai, kad mane primušė, negaliu kvėpuoti. Nematai, kad man skauda? Pakvies daktarą. Kelkitės, nebūkit boba, stokitės, elkitės vyriškai. Grįžkit savo vietą. Kelkitės, nebūkite skystablaustis. Palik jį ramybėj, blastai, būk geras. Ko kišatės, aš treneris? Man nerūpi. Nematai, kad jis sužeistas? Nerūpi, jis meluoja. Kur tau skauda? Kur skauda? Pablai, čia? Taip. Kas atsitiko, Pablai, kas atsitiko? Šonkulis skauda. Kelkis, Pablai, kas tau, kas atsitiko? Mane primušė. Primušė? Pablai, nesuskysk. Bėk į aikštę. Einam. Būk vyras, einam. Ei, kur išsiruošit? Noriu pažiūrėti, kaip Pablas jaučiasi. Argi nematot, kad rungtynės vyksta? Eikit čia, netrukdykit. Tėveli, būk geras, nepalik, manęs nepalik. Suprasiu, nu. Aš noriu tau gero. Nenoriu, kad kentėtum. Geriau pasilik čia, šitoj mokykloje ir gyvenk savo gyvenimą su savo draugais. Tu, mano tėvas, man tavęs reikia. Man irgi tavęs reikia, Markai. Todėl man buvo labai sunku apsispręsti. Bet žinau, kad neapsirinkau. Sūnau, aš tau noriu gero. O mama, kas jos laukia? Mama gulės ligoninėj. Galėsi ją aplankyti, kada tik norėsi. Bet nenoriu, kad lauktum, kol jie prabus, nes išeisi iš proto. Susigadinsi gyvenimą. Aš savo niekada už tai neatleisčiau, Markai. Labai tavęs ilgėsiuos, tėveli.